Taigi, laba diena, esu Simona Sadauskienė, OBD sala direktorė ir norėčiau pristatyti internetinę tarpusavio užskaitų sistemą buhalteris.lt. Sistema yra paremta novatoriškumu, žiniomis, operatyviu darbu bei atsakomybė. Novatoriškumas. Tai šis projektas yra naujovė pasaulinėje finansų rinkoje, mūsų žiniomis analogų nėra. Šį projektą pradėjome gyvendinti 2007 metais, bendradarbiaudami su įvairių universitetų moksliniais darbuotojais, tame tarpe su Tarptautiniu Hagos universitetu. Iš finansinės apskaitos pusės mes bendradarbiavome su auditoriumi Artūru Kapitanovu, iš teisinės pusės mus konsultuoja advokatų kontora Brazauskas Lab. Žinoma, ir patiems teko gilintis į finansinių atsiskaitymų sritį, tiek iš buhalterio darbo profesijos, tiek ir panaudojant savo asmeninę patirtį. Šita sistema yra labai puikus įrankis jums atgauti savo pinigus. Jeigu šitos sistemos padedami jūs sužinot, kad tai įmonė, kuri ruošiasi bankrutuoti, kas nors turi mokėti pinigus, tada gavę informaciją apie tokį asmenį, šitos sistemos pagalba, jūs susisiekėt su ta įmonė ir galit perleisti tokiai įmonei savo kredito reikalavimą, tam tos bankrutuojančios, kuri bankrutuos įmonės, sutikimo nereikia, jūs jai paprasčiausiai perleidat, o ta įmonė įskaito priešpriešinius reikalavimus. Iš esmės, jūs tada tokiu būdu atgaunat savo pinigus. Tai yra, mano galva, kalbant apie padėtį prieš bankrotą, ypatingai tais atvejais, kada jau netgi yra pareiškimas dėl bankroto bylos iškelimo teisme, jūs apie tai galite žinoti. Tai yra vienintelis šansas atgauti savo pinigus.